Mes dabar čia esame Šauklių riedulyne, kuris populiariai žmonių vietinių vadinamas tundra. Tai rieduliai auga kadagiai. Teritorija saugoma, įeina į regioninę Salantų parko teritoriją. Daugumą priežiūros darbų čia atlieka regioninis parkas. Kaip matot, šitas riedulynas yra susiformavęs labai senai. Jis yra įdomus savo kilme ir įdomus tuo, kad čia auga vis tik 26 hektarai kadagyno vienoje vietoje. Retai, kur Lietuvoje galima rasti, bet tai yra gamtos tvarinys, susikūręs maždaug prieš 26 tūkstančius metų, ar gal dalis dar anksčiau. Čia yra toks unikalus gamtos reiškinys, tokia vieta unikali, kad čia tik kadagiai, kaip žinom, čia jokios naudos miškui ar kam tai neduoda. Čia kaip miškų net gal galima skaityti, kadangi šis parko reikalavimai, kad lapuočių nebūtų. Gerai tai ar blogai sunku pasakyti, bet kada įsikirto lapuočiai, atidengia saulė ar kitas atmosferos poveikis, aiškiai matosi, kai jie pradeda nekaip jaustis. Iš išvaizdos matyti, kad jiem sekasi nekaip. Tuo tarpu, kad kai jie buvo uždengti, tai jie buvo žali, tokie našūs. Ir dabar matosi, kur tokie labai, kurie pavėsį auga, žaluma didelė. Tuščia, nebėra medžių. Buvo. Tas išnyks, vietos nebliks, atrodo, kad nieko nebuvo toje vietoje. Kertinė buveinė jų yra ne viena girininkija, jų plotai būna įvairūs, bet gan nedideli. Hektaras gal ir daugiau būti, 2, 3. Jie paliekami tam, kad faktiškai šitoje vietoje norim parodyti, kaip gali būti, kaip gali vystytis brandus, jau sakykime, miškas natūraliai, kad yra per ją eina kaip tik Litorinos takas pažintinis, kai žmonės gali pažiūrėti, kaip atrodo, kaip vystosi miškas, kaip ant kinta, kokie grybai ant nuvirtusių medžių. Žodžiu, tokia gamtinė įvairovė, ilgalaikė čia galima pamatyti. Nesikišam, mes šiokiame ruože, kai yra puikus nuostabus miškas, su kažkokiom ūkinėm priemonėm mes nesikišam, tiesiog stebim tą vietą ir palaikom tą, kas dabar yra gan geram stovi ir susiformavę tą visą bio, sakykime, tokią įvairovę. Skroblo alėja, medžiai yra sodinti, sakykime, Pirklių gildijos apie 1800, kažkur 60 gal metus. Ir nes jie norėjo savo turėti gražų mišką, kažkokį įdomesnį, vežė augalus iš vakarų Europos ir bandė pasidaryti kažkokius takus, suformuoti šitame miške, padaryti į įvairesnį rūšinę sudėtim. Todėl čia mes matom gan įvairių rūšių ir įvairių tokių sodinimo metodų. Esu prie galbūt storiausio buko mūsų girininkijoje, kuris, ko gero, nebus apkabintas vyro, matyti reikia bajavesnio vyro, kad apkabintų. Jie buvo faktiškai atvežtiniai, pasodinti, yra introdukuotas medis. Bet jam, kaip matot, išaugimą iš storio, jam čia tiko tas dirvožemis, kadangi apačioj morena, molis ir derlingas dirvožemis puikiai auga ir tuo pačiu ir savaiminiai medeliai irgi atsikūrė. Jų yra ne vienas, ne 2, matos, kad buvo sodinti kitur ir eilėmis jie. Tai čia toks medis ypatingai rudenis, gražus, kaip rekreacinėse teritorijose. Puikus, nors žinom, kad jo ir mediena nebloga yra. Tai čia jam, aš manau, kokį 150 metų
turėtų būti šitam bukui. Jau. Girininkija stengiamės mes vis tiek kažkiek daugiau dėmesio skirti tokiose vietose, kur būna intensyvaus lankomumo takai, kaip pavyzdžiui šitas takas tarp Klaipėdos miestų ir Girulių, kuris veda į pajūrį kelių kilometrų ilgio. Kaip ir čia padarėm tokį šalia kelio kirtimėlį, čia net nebus neženklo, kad kažkas čia vyko, tuo tarpu miškas savo tokią estetinę, rekreacinę vertę, sakykime, įgavo geresnę mano manimą. Tai ir visam kelio ruože stengiamės, kad žmogus vaikščiotų, sakykime, maloniai, nebūtų prikritę kažkokių stambių šakų, išvirti medžių. Tai va čia mūsų toks yra rūpestis. Buvo pradėta viskas daryti nuo nulio. Paskui tik tai sužinojom, koks turi būti net elementariausias tualetas. Palapinės iš pradžių buvo pastatytos tik tai kareiviškos. Ir po truputėlį, pagaliau jie patys jau įgavo ir juridinės teisės, kurių iš pradžių neturėjo. Šiaip ar taip, tai buvo partizaniškas poelgis mūsų. Bet manau, kad jeigu dievulis yra, tai gali užskaityti dideliu pliusu. Nes atiteko šitą vietą būtent žmonėms, kuriems labiausiai jos ir reikėjo. Kažko panašaus kaip čia, nei Latvijai, nei Estijai nesigirdi, kad būtų. Tai čia neįgaliųjų rojus, galim sakyti. Kad būtų viskas taip pritaikyta. Įsivaizduoju, kaip smagu tą girdėti. Tikrai. O mums smagu pasakot, Mums smagu, kad taip yra. Nu, būtų tenai berniukai pasistatę. būtų byla dar viena ir viskas. Taip, ir viskas, ir baigta. Jau kiek žmonių būtų net pačiai. Žiogų ir tvorelį puoš. Tai visą tą medieną gavom iš Vaineikių gininkys. Iš Kretingos Orидėjos vis tiek. Bet tos skulptūrėlės, kur vis padarytas yra. Irgi gavom, įsigijom iš Orидėjos. Su visą tą medieną žalinis skulptūrom tik tvorelėms ir gauta iš Oridėjos. Tai mintis tokia buvo subrandinta mintis. Tai 95 metais nusprendėm, kad reikia jau pradėti sodinti tą žolyną. Nors iki jubiliejaus dar tolokai buvo. Bet, sakysim, sodina visi žmonės iš visos Lietuvos. Čia poetė Meilė Kudarauskaitė daug eilėraščių parašęs apie pasodintą žolyną. Ten ir klausia, ar prigys tą žolainą Srienų molžemė. Prigyja žolai, kaip matom, vadins. Žino mano silpnybė daug kas. Ir, pavyzdžiui, jeigu kirtėjas kirsdamas kažkokį tai medį pamato, kad ten gal kas nors panašaus į kažką ir panašus, paprasčiausiai palieka ant kelmo ir tik reikia parsinešus po to apžiūrėti ir padaryti kažką. Tai ir medis su ranka, su žiedu, beržiniu. Aišku, kažkiek reikia biškį padrožti, nupjauti, patrumpinti. Reiškia dvi priešingybės. Kurios? Velniuks viršų, raudonom akim. Ir švens avinėlis. Keliam nulestum. Va.
Ką, panašiai. Su fanerinė kabina, miško traukimo traktorius TDT-40. Tai dabar Buvo priekį tanka čia. važiuoklis. Tanka važiuoklė. Nu, bet tai kaip atrodė tada paskui tas mišką per mišką toks pervažiuoja? Nieko, reiškia, buvo lengvas, palyginus lengvas. Čia laivas buvo padarė, bet nulūžo. Kleijų. Galvojau, žinot, gal kirvukai iš akmens amžiaus rato. Galbūt, kad su tuo plūgeliu arė kažkada želdiniams dirba, kadangi technikas tokios galingas kaip dabar nėra. Tai va, būdavo dirba paruošiama sėkmingai ir plūgų. Ir dabar jau tuos miškus mes eksploatuojam, tų laikų sodintus. Kolekcija tokių senų žymeklių. Tai būdavo žymėjimai, medienos atleidimo žymeklis. Toliau muždamas, vadinkim, senoviškai kleimas. Tai yra žymeklis lietuviškai. Kada mediena būdavo atleidžiama arba parduodama ar leidimas nusikirsti, būdavo įmušamas, reiškia, arba herbas, čia buvo ir sovietinių simbolikų. Ir tada būdavo skaitomas, kad tai yra medis nukirstas nesavavališkų kirtelių. Bet pasitaikydavo, ypač tais laikais, daug savavališkų kirtimų. Tai va, ir yra nivolnaja rūpka, tai yra neleistinas kirtimas. Tada, reiškia, revizorius arba girininkas ar eigulys radęs savavališką kirtimą, muždavo į kelmo viršų, apmatuodavo ir ieškodavo nusikaltėlių, kas nukirto. Tai yra arklinio vežimo, kuris buvo tvirtinamas ant arklinio vežimo galo. Ir važnyčiotojas turėdavo ne tik numerį turėti, bet dar ir teisės važiuodamas kely.